Toks savaime suprantamas dalykas – vanduo. Sunku įsivaizduoti, kad galėtų nelyti, netekėtų upės, kad vasarą rytais pievoje nepamatytum rasos, o karštą dieną negalėtum numalšinti troškulio. Jeigu nebūtų buvę vandens, tai ir mūsų nebūtų buvę. Ir žmogaus organizmas yra sudarytas maždaug iki 70% iš vandens. Jeigu mes mažai geriame, tai organizmas tada stokoja to vandens. Ir mes pradedame raukšlėtis, vysti, kaip ir tos gėlės ir tie medžiai be vandens. Tai jeigu žmogaus organizmui apie 1–2% jau trūksta to vandens, mes pradedame jausti troškulį. Na, jeigu 5% vandens trūkumas jau yra, tai gali net ir sąmonė sutrikti, o esant 12 ir daugiau procentų vandens netekties, žmogus netgi miršta. Ir mes visi labai gerai žinom, kad be maisto išgyventumėm ir 30 dienų, ir galbūt dar daugiau, o be vandens 7, gal 9 dienas. Senovės išminčiai sakė, kad žmogus dažniausiai suserga netinkamai vartodamas vandenį. Kiek iš tikrųjų jo organizmui reikia? Su šlapimu mes netenkame daug vandens, mes išgarinam vandens pro odą, mes nejaučiam, bet mes 500 ml, tai yra pusę litro vandens mes per parą iškvepuojame. Tai yra toksai didelis iš tikrųjų netekimas. Tai dėl to, kad mes daug netenkame skysčių, juos reikia nuolat papildyti. Ir kiek tų skysčių reikia, tai vidutiniškai žmogui skaičiuojama, kad 30 ml kilogramui kūno masės reikia išgerti skysčių. Tai jeigu sveria žmogus 70 kg, tai ir susidarys per dieną, kad jam reikėtų 2 litrus išgerti. Iš tikrųjų reikėtų atsiminti ir išgerti, kad ir nesinori. Nes troškulio jausmas yra iš tikrųjų labai subjektyvus ir kiekvieno žmogaus yra individualus tas pojūtis. Kitas dalykas kartais būna labai apgaulingas. Iš tikrųjų yra daug žmonių, kurie nejaučia troškulio, tačiau jų atveju jaučiamas troškulys rodo, kad skysčių netekta labai daug ir kad reikės gal net ne vienos dienos, kad atsistatytų tas skysčių balansas. Tai ypač tokiems žmonėms, kurie nejaučia troškulio ir nesinori jiems gerti, tai turėtų sąmoningai atsiminti ir išgerti. Karštą vasarą vėsaus mineralinio buteliukas gali tapti aukso vertės, ypač kelionėje, sportuojant ar intensyviai dirbant lauke. Legendiniai Vytautas ir Birutė, vieni iš seniausių ir populiariausių mineralinių Lietuvoje, ne tik malšina troškulį, bet ir padeda organizmui nepritrūkti mineralinių medžiagų – natrio, kalio, kalcio, magnio ir kitų. Mineralinės medžiagos tai yra būtinos normaliam organizmo funkcionavimui. Svarbus yra vitaminų, fermentų, hormonų vandens apykaitoje. Taip pat labai svarbus yra raumenų širdies darbui, nervų sistemos veiklai, taip pat kraujo ląstelių gamybai. Vienas iš tų populiariausių ir svarbiausių makroelementų tai yra natris. Natris reguliuoja vandens kiekį mūsų organizme. Natris sulaiko vandenį. Kuo mes daugiau savyje turime natrio, tuo mumise yra daugiau vandens. Labai svarbus yra kalis. Nuo jo priklauso pagrinde mūsų širdies veikla. Kalcis mums reikalingas tam, kad būtų tvirtesni kaulai ir dantys. Vytautas naudingųjų mineralų turi daugiausiai iš visų Baltijos regiono vandenų. Tai labiausiai mokslininkų ištirtas lietuviškas mineralinis. Vertingų mineralinių medžiagų turtinga ir Birutė. Lengvo ir švelnaus skonio natūralus lietuviškas mineralinis vanduo. Troškuliui malšinti, gerai savijautai palaikyti labai tinkamas. Abu mineraliniai, natūralūs, išgaunami švariajame Birštone, iš gręžinių Nemuno Kilpų regioniniame parke, be jokios pramonės ir požeminių šaltinių taršos. Tiesiog gurkšnis gaivos, tiesiog senas, geras, skanus mineralinis.